Didžiojo kirčio Grand Slam turnyrai. Tai turinys. Ir šiek tiek papasakosiu apie kiekvieno turnyro istoriją bei jų laimėtojus. Tada pasistengsiu jums paaiškinti, kaip veikia visi turnyrai, kokie yra priziniai fondai, kokios sąlygos ir kiekvieno turnyro ypatumai. Tai trumpai einant įvadas, tai šiame projekte apžvelgsiu kiekvieną didžiojo kirčio turnyrą, jų reikšmę teniso pasaulyje bei išsamiau pasakosiu apie garsiausius šių turnyrų nugalėtojus, jų karjerą, pasiekimus ir įtaką sportui. Tai, kaip ir sakiau, net pasistengsiu net paaiškinti biškį apie žaidėjus, apie jų žaidimo stilių, biškį susijęs su savim, paaiškinsiu, kuris man Grand Slamas labiausiai man patinka ir kodėl. Tai trumpai tariant, kas tai yra. Tai didžiojo kirčio turnyrai yra svarbiausi ir prestižiškiausi renginiai pasaulio teniso kalendoriuje. Kiekvienais metais vyksta 4 pagrindiniai turnyrai, kurie pritraukia geriausius pasaulio žaidėjus. Tai laimėjimas bet kuriame iš šių turnyrų yra didžiulis pasiekimas ir laikomas aukščiausiu teniso laimėjimu. Tai kodėl būtent žaidėjai renkasi žaisti šios turnyrus, nes jie turi didžiausią prizinį fondą bei taškų skaičių. Todėl visi tenisininkai kiekvienais metais ruošiasi būtent jiem, nes jie yra patys svarbiausi. Tai pirmasis bus Australian Open. E, Taip čia. Australijos satarasis čempionatas vyksta Melburne, Australijoje sausio mėnesį. Ir tai yra pirmas didžiojo kirčio turnyras, kuriame dalyvauja tiek vyrų, tiek moterų, taip pat jaunių veteranų ir porų varžybos. Turnyras prasideda nuo kvalifikacijų, kurios vyksta kelias dienas prieš pagrindinį etapą, o pagrindinės varžybos trunka apie 2 savaites, žaidžiant ant kitų kortų su finalais paskutinę savaitę, o žaidėjai susiduria su iššūkiais ypač dėl karščio, kai temperatūra gali viršyti 40 laipsnių. Tai šis turnyras yra laikomas vienu iš sunkiausių ar pats sunkiausias iš visų 4, kadangi žaidėjai turi žaisti nežmoniškame karštyje, tai sąlygos yra išties sunkios. Taip pat Grand Slam turnyrai kuom skiriasi nuo paprastų turnyrų, tai kad čia žaidžiama turi laimėti 3 setus, norint laimėti mačą. Tai reiškia, kad mačas vyks žymiai ilgiau, tai dažniausiai vyksta apie 4-3 valandas minimum mačai. Nu, vidutiniai, sakyčiau, 3-4 valandas. Todėl žaidėjai labai labai nuvargsta ir reikia žaisti kiekvieną dieną, todėl yra labai daug žmonių, kurie atsisako, nes tiesiog nesugeba iškentėti to karščio ir įtampos, kurią gauna šiame turnyre. Todėl žaidėjai laiko pačiu sunkiausiu iš visų 4. Tai ypatumai. Tai Australijos atvirasis čempionatas e, išsiskiria tuo, kad jis yra pirmas didžiojo kirčio turnyras žaidžiamas karštomis sąlygomis su kitais kortais. Naudojama pažangi technologija kaip Hawkeye, unikali atmosfera ir jį žymi sezono pradžią. Be to, Melburnas sutikė daugybę pramogų ir inovacijų, kas daro turnyrą fiziškai sudėtingu ir įdomu stebėti. Tai, trumpai tariant, dar ne tik žaidėjai susiduria su tom ekstremaliom sąlygom karštom, bet ir žiūrovai. Yra labai daug žmonių, kurie gauna saulės smūgius, kadangi nesugeba atkentėti to karščio, kurį gaudo žiūrėdami. Todėl Australija nėra laikoma kaip patogiausio žiūrėjimo šalis, kadangi žiūrovai taip pat turi susidurti su tokiam problemom kaip ir žaidėjai. Tai prizinis fondas, trumpai tariant, nėra didelis. Laimėtojas gauna virš 1 milijono eurų, kas nėra tiek daug palyginus su kitais turnyrais, bet kas keiščiausia tom, kad sunkiausias turnyras su mažiausiu prizu, bet vis tiek pagal taškų skaičių gauni tiek pat taškų kaip ir kituose 4. Jos Open. Tai JAV atvirasis čempionatas vyksta Niujorke. Tai ir nuo rugpjūčio iki rugsėjo mėnesių žaidžiamas ant hard kortų. Jis yra paskutinis didžiojo kirčio turnyras metų pabaigoje.
trunka 2 savaites, prasideda nuo kvalifikacijų, po kurių vyksta pagrindinės varžybos ir pasižymi dideliu žiūrovų skaičiumi, aukštos kokybės žaidimų, dideliais prizais ir įtvirta atmosfera. Tai kaip matome, pats stadionas yra labai didelis, ten sutilpa labai labai daug žmonių ir taip pat sąlygom nepasižymi kaip koks Australian Openas, nes nėra tokio karščio, tačiau žaidžiama tik tai naktį, tai gan vėsoka palyginus. Tai ypatumai. Jos Open išsiskiria tuo, kad vyksta paskutinį metų didžiojo kirčio turnyrą, žaidžiama ant greitųjų kietųjų kortų, kurios skatina agresyvų žaidimą, turi naktinės varžybas, suteikiančias ypatingą atmosferą, turi vieną didžiausių prizinių fondų, pritraukiančių geriausius žaidėjus ir vyksta Niujorke, kuris suteikia papildomos energijos ir dinamikos turnyrui, kartu su miesto kultūriniu ir komerciniu lygmeniu, kas daro jį unikaliu ir įdomu stebėti. Tai štai yra prizinis fondas. Laimėtojas gauna apie 2,5 milijono eurų, biškiau žemiau, nes čia yra doleriais. Tačiau, kaip matome, tai yra dvigubai mažiau negu prieš tai esančio Australian Open turnyro. Nors taškų skaičius yra tas pats ir žaidėjai lygis yra lygiai tas pats. Prizinis fondas skiriasi vos net dvigubai. Tai Roland Garros. Roland Garrosas, Prancūzijos atvirasis čempionatas, vyksta Paryžiuje, Prancūzijoje, nuo gegužės iki birželio mėnesiais. Žaidžiamas ant grunto kortų, kurie reikalauja žaidėjų techninio meistriškumo ir ištvermės, pasižymi unikaliomis sąlygomis, nes grunto danga lėtina žaidimą ir skatina ilgesnius, taktiškesnius atmušimus. Ir yra vienas iš didžiojo kirčio turnyrų turintis didelį istoriją ir prestižą teniso pasaulyje. Tai šiaip dar norėčiau pridėti, kad Roland Garrosas yra mano mėgstamiausias Grand Slam turnyras, kadangi grunto danga man yra prie širdies, nes nuo jaunystės buvau pripratintas žaisti ilgą taktiškesnį tenisą, tai stengtis konstruoti tašką ir laukti varžovo klaidos. Todėl ši danga man padeda atskleisti mano kaip ir gerasias savybės. Todėl šis Grand Slamas man yra labai mėgiamas ir mėgstamiausias iš visų. Tai ypatumai. Roland Garros išsiskiria tuo, kad jis yra vienintelis didžiojo kirčio turnyras žaidžiamas ant grunto korto, kurie lėtina žaidimą reikalauja daugiau techninių įgūdžių bei ilgesnių taktiškesnių taškų. Taip pat pasižymi ilga istorija, tradicijomis. Tada jis turi unikalų iššūkį žaidėjam, reikalaujančius puikaus kojų darbo ir ištvermės, o konkurencija čia dažnai būna itin intensyvi dėl specifinių įgūdžių reikalingų šiai dangai. Tai kaip ir minėjau, kadangi danga yra lėtesnė, reikalinga žymiai didesnis kojų darbas ir ištvermė, nes taškai yra ilgesni, todėl yra sunku padaryti vinerį, tai įmušti kamuolį, kad varžovas nepaliestų. Todėl yra lengviau tiesiog laukti varžovo klaidos ir išprovokuojant tą pačią klaidą jo. Tai čia yra prizinis fondas. Tai apie 2 300 000, tai labai panašus į US Openą. Šiek tiek gal mažesnis, bet labai mažai. Tai toliau einant Wimbledonas. Tai Wimbledonas vyksta Londone, Didžiojoje Britanijoje, birželio ir liepos mėnesiais. Žaidžiamas ant žolės kortų, kuris suteikia greitą žaidimo tempą, turi ilgą istoriją, tradicijas, įskaitant griežtą aprangos kodą, yra vienas prestižiškiausių teniso turnyrų pasaulyje, vykstantis 2 savaitės ir baigiantis finalais, kurios dalyvauja geriausi pasaulio žaidėjai. Tai ši danga yra labai unikali, kadangi teniso pasaulyje mes neturim daug aikštelių, kurios vartojamos yra ten turnyram ar tiesiog treniruotėm, kad būtų žolė, nes žolę reikia labai stipriai prižiūrėti. Tai Vimbldone ją prižiūri visus metus, tai nėra tręšiama, auginama, ten karpama ir neturi būti jokių nelygumų, jokių gyvių, jokių ten gėlyčių. Turi būti tikra žolė ir turi būti labai stipriai prižiūrėta. Todėl
Tenise yra labai labai mažai tokių aikštelių ir per metus profesionaliam tenise žaidžiami gal tik 2-3 turnyrai ant tokios dangos. Tai jinai yra unikaliausia iš visų dangų laikoma dėl to. O tiesiog trojant apie ypatumus, tai Vimbldonas išsiskiria keliais unikaliais aspektais. Dar norėjau pridurti, kad Vimbldone galima žaisti tik tai su baltais drabužiais. Tai yra toks dress kodas. Raketė gali būti bele kokios spalvos, bet ten kepurė, šortai, kėdai, maikė, viskas turi būti būtinai balta. Čia kaip ir yra tokia tradicija. Tai pirmiausia, jis žaidžiamas ant žolės kortų, kas suteikia greitą ir dinamišką žaidimą, reikalaujantį kitokių įgūdžių ir strategijų nei grunto ar kieto paviršiaus kortuose. Be to, Wimbledonas turi griežtą aprangos kodą, kaip ir sakiau, kuriame žaidėjai privalo dėvėti tik tai baltus drabužius. Jis taip pat pasižymė senomis tradicijomis, kaip, pavyzdžiui, žiūrovų pims gėrimų vartojimo, kas suteikia jam ypatingą atmosferą. Ir kartu jis laikomas prestižiškiausiu ir garsiausiu teniso turnyru pasaulyje dėl savo istorijos ir aukščiausios klasės organizavimo. Tai žaidėjų atžvilgių šis turnyras yra beveik visų mėgstamiausias, kadangi jis turi savo labai įdomių tradicijų. Dar norėčiau pridurti, kad ten yra toks kaip ir braškių valgymas, tokia tradicija. Tai ir dar, kaip ir minėjau, pims gėrimų vartojimus ir dress kodų. Tai tom šis turnyras ir išsiskiria labai iš kitų, nes kiti neturi tokių unikalių tradicijų. Ir taip pat jų organizavimas yra kaip ir tikrai pats geriausias iš visų. Jie sudėlioja labai gerai grafikus, mačus, žiūrovam duoda daug patogumų. Nu, trumpai tariant, visų mėgstamiausias turnyras. Tai prizinis fondas, kaip matom, yra jau beveik 3 milijonai dolerių. Čia buvo 23 metais, o šiais metais galimai prizinis fondas dar pakilo. Todėl, kaip matom, šis turnyras turi didžiausią prizinis fondą iš visų keturių. Įdomus faktai. Tai ilgiausias teniso mačas istorijoje įvyko 2010 metų Wimbledone tarp John Isner ir Nicolas Mahut, trukęs 11 valandų ir 5 minutės, kur pirmasis setas truko 2 valandas 30 minučių, penktasis setas 8 valandas 11 minučių, o mačas baigėsi rezultatu 6-4, tai 6, 6-7, 7-6 ir 70-8 su rekordiniais 216 ir 163 padavimais bei 502 ir 498 laimėtais taškais, po kurio buvo pakeista Wimbledono taisyklė dėl penkto seto, įvedant time breaką esant 12-12. Tai šiuo metu taisyklė yra dar kartą pakeista, nebėra time breako 12-12, mačas tiesiog, kai yra 6-6, žaidžiamas ne paprastas time breakas, o super time breakas, tai iki 10 taškų. Todėl mačai netrunka taip ilgai. Šis mačas iš ties vyko, jeigu neklystu, 3 dienas, nes dėl oro sąlygų jis buvo vis atšaukiamas ir dėl jo ilgo žaidimo taip pat. Tai įvedant šią naują taisyklę buvo pakeista visi žaidimai, jie netruko taip ilgai, nes esant žolės dangai, servas yra labai didelis aspektas paimti savo žaidimą. Todėl niekas negalėjo pabreikuoti, buvo labai sunku breikuoti ir mačas tęsiasi iki begalybės. Tai ilgiausia teniso žaidimo istorijos iškarpa. Čia pridėjau trumpą iškarpą ir geriausius taškus, tai galėsite pasižiūrėti. Tai Rafaelis Nadalis, čia trumpai apie Roland Garros rekordininką, tai jis buvo Rafaelis Nadalis, jis laimėjo net 14 Roland Garroso titulų. Tai iš ties yra įspūdingas skaičius, nes ne vienas dar nėra tiek laimėjęs Grand Slamo, neįskaitant jo Roland Garrosą. Tai jo, jisai laimėjo 14 kartų, nes Nadalio žaidimas yra gynybinis, jam patinka žaisti aukštais suktais kamuoliais ir konstruoti taškus. Todėl ši danga jam labai padėjo atverti jo stipresias pusės ir niekas negalėjo pasipriešinti jo žaidimui. Tai Wimbledon rekordininkas buvo Rodžeris Federeris,
jis iškovojo Wimbledone netgi 8 kartus. Tai kaip ir Federerio stiprioji pusė buvo atvirkštinė negu Nadalio. Tai jisai mėgo žaisti plokščiais kamuoliais, žaisti agresyvų tenisą, stovėti korte, negalia, kaip, pavyzdžiui, Nadalis ant 3-4 metrai. Jam vis laik patydavo stovėti ant galinės linijos ir visą laiką atakuoti varžovą. Todėl žolė, esanti greičiausia danga iš visų, jam buvo labai komfortiška ir jis sugebėjo atsiverti pilnai šiame Grand Slame. Tai US Open rekordininkas taip pat buvo Rodžeris Federeris. Laimėjo, kiek palyginus su kitais, dar nedaug, tai 5 titulus, bet niekas nėra laimėjęs daugiau US Open titulų. Iki šiol dar yra rekordininkas Rodžeris Federeris. Tai kaip ir Wimbledone, US Open danga yra gan greita, ne tokia greita kaip žolė, tačiau vis tiek palyginus su gruntu yra greitesnė. Todėl Rodžeris Federeris čia irgi dominavo ir laimėjo netgi 5 titulus. Tai Australian Open rekordininkas buvo Novakas Džokovičius, jis laimėjo netgi 10 titulų. Tai mano manimu jis juos laimėjo, nes Džokovičius išties yra labai fiziškas tenisininkas, tai jo fizinis pasirengimas, psichologinis pasirengimas yra vienas iš stipriausių iš visų tenisininkų. Todėl jis sugebėjo atkentėti tokį karštį, žaisti tokiamis sunkiomis sąlygomis Australian Open ir iškovoti daugiausiai iš visų. Tai teniso istorijos rekordininkas, kaip jau būtų keista, yra Novakas Džokovičius. Daugiausiai jis iškovojęs yra 24 didžiojo kirčio turnyrus, kas yra labai didelis skaičius. Tai netoli jo neseniai pagerino rekordą, kurį turėjo Rafaelis Nadalis, tai yra 22, o Rodžeris turi 20 titulų. Tačiau Rodžeris nebežaidžia, kaip ir Nadalis, jau baigė karjerą, o Novakas toliau tęsia ir galimai matysim laimint dar vieną arba 2 titulus, manau. Tai unikalus įvykis. Mačas įvyko Berdych and Friends renginyje, kuris buvo organizuotas kaip parodomasis turnyras, skirtas pagerbti Rod Laverio įtaką tenisui. Renginys vyko Šveicarijoje ir buvo dalis didesnės šventės skirtos gerbti vieną iš teniso legendų. Tai šis mačas buvo labai ypatingas dėl to, kad ant šios hibridinės dangos, kuri buvo 9 žolės ir grunto, Rodžeris Federeris ir Rafaelis Nadalis sutiko žaisti vienas prieš kitą. Tai danga buvo tokia, kad viena pusė korto buvo padengta žole, o kita gruntu, suteikdama žaidėjam labai unikalų iššūkį, nes jie turėjo pristaikyti prie labai skirtingų sąlygų per visą mačą. Tai žinau, kad šis mačas truko 3 setus, tai iš 3 setų laimėjo Rafaelis Nadalis. Jis labai buvo išskirtinis tas mačas, kadangi ant nelyginių skaičių jie turėdavo keistis, tai reikėdavo vis pristaikyti prie naujos dangos, reikėdavo pakeisti savo žaidimo stilių ir tai buvo labai didelis iššūkis. Tai 24 metų US Open nugalėtojas buvo Janikas Sineris iš Italijos. US Open turnyrą nugalėjo prieš amerikietį Taylorą Fritzą finale rezultatu 6-3, 6-4, 7-5 ir iškovojo antrąjį savo didžiojo kirčio turnyrą. Tai buvo pirmas kartas nuo 1977 metų, kai žaidėjas laimėjo pirmosius 2 Grand Slam titulus per tą patį kalendorinį sezoną. Tai šis tenisininkas yra labai jaunas iki šiol italas ir jis tikrai, manau, kad tolimoje ateityje tikrai aplenks US Open nugalėtoją Rodžerį Federerį, iškovos daugiau negu 5 titulus. Tačiau tam reikia laiko ir manau, kad tai tikrai jam pavyks įgyvendinti. Tai kaip ir Open, Australian Open čempionas taip pat buvo Sineris. Jis į finale įveikė Aleksandrį Zverevą rezultatu 6-3, 7-6, 6-3. Tai vėl iš 3 setų nebuvo tokios didelės kovos. Tačiau tai buvo antrasis Grand Slam trofėjus po 24 metų JAV atviro čempionato. Šį pergalę dar labiau sustiprino jo kaip vieno stipriausių šiuolaikinio teniso žaidėjų poziciją. Tai šitie 2 titulai jam davė labai daug kaip ir pasitikėjimo savyje toliau.
nes laimėti per tą patį kalendorinį sezoną du Grand Slamus yra labai didelis iššūkis. Tai net sunkiai darydavo Nadalis ar Federeris, todėl ši jaunimo karta, manau, tikrai užaugs stipri. Tai 24 metų Roland Garros nugalėtojas buvo Karlas Alcarazas iš Ispanijos. Finale jis įveikė vokietį Aleksandrį Zverevą rezultatu 6-3, 2-6, 5-7, 6-1, 6-2. Tai ši pergalė buvo trečiasis Alcarazo Grand Slam titulas po 22 metų JAV atvejo čempionato ir 23 metų Wimbledono. Būdamas 21 metų jis tapo jauniausiu vyru laimėjusiu Grand Slam titulus ant trijų skirtingų dangų tipo. Tai Alcarazas turi labai hybridinį tenisą. Šiaip jam labai patinka žaisti plokščiais kamuoliais, tačiau jis gali labai keisti savo tenisą, jis gali pajungti labiau dropšotus, jis gali žaisti labiau suktais kamuoliais ir tai jam duoda labai tokio universalumo, palyginus su kitais žaidėjais. Nes galima teikti iš to, kad va, jis laimėjo 24 metų Wimbledoną taip pat. Tai laimėt Roland Garrosą Wimbledoną yra du skirtingi dalykai, nes tai reikalauja visiškai dviejų skirtingų žaidimų būdų. Tai finale jis įveikė Novaką Džokovičių 6-2, 6-2, 7-6. Tai ši pergalė buvo ketvirtasis Alcarazo didžiojo kirčio trofėjus ir antrasis iš eilės Wimbledone. Būdamas 21 metų jis tapo jauniausiu žaidėju tiek Roland Garros, tiek Wimbledono titulus tame pačiame sezone. Tai trumpai apibendrinant darbą galima teikti, kad susipažinome su visais keturiais didžiojo kirčio turnyrais. Australijos atviruoju čempionatu, Roland Garros, atsiprašau, Wimbledonu ir JAV atviruoju čempionatu. Išanalizavau ir pristačiau jų istoriją, išskirtinumus, žaidimo dangas, prizinius fondus ir pagrindinius nugalėtojus. Taip pat apžvelgiau, kuo šie turnyrai skiriasi tarpusavėje ir kokį vienas iš jų yra unikalus. Šis projektas padėjo man asmeniškai geriau suprasti teniso pasaulio svarbiausias įvykius bei žaidėjus, kurie rašo šio sporto istoriją. Tikiuosi, pateikta informacija padės ir jums geriau susipažinti ir suprasti tenisą ir Grand Slam turnyrus. Tai taip, šį kaip ir projektą darydamas dar tikrai negaišau savo laiko. Man labai patiko daug nagrinėti internete ir atrasti tokių įvykių, kurių aš net nežinojau, kad jie įvyko. Tai taip pat pasigilinau labiau apie teniso istoriją, įtvirtinau tas žinias, nes kai kurias buvau jau pamiršęs, kai kurias žinojau. Tai, tai tiek. Ačiū labai.